faktčekeriai sukurti pastangose pastiprinti propagandą. Kova tam, kad sutrukdyti tiesai pasiekti žmonės. Kova, kad išlaikyti ir prastuminėti susiskaldymą. Suskaldyti jūs esate silpni. Suskaldyti jūs kovojate vieni su kitais. Suskaldyti jūs nekeliate jokios grėsmės. Kontrolės sistema, informacinis karas. Mes matom, kaip jų ištisai pabrėžinėja, kad suskaldyti žmonės yra silpni. Kad suskaldyti mes kovojam vieni su kitais. Kad suskaldyti mes esam kaip lengviau įtikinami, lengviau paveikiami, lengviau pažeidžiami. Mums ištisai šitas buvo kalama ir kalama ir kalama. Ir kad būtent, kaip čia yra parašyta, kad skaldimas ir yra jų kontrolės sistema, skaldimas ir baimė. Tai yra visuomenės skaldimas pagal požymius. Tai yra religija, tai yra odos spalva, vakcinuotas, nevakcinuotas, reiškia, edukuotas, needukuotas, komunistas, kapitalistas, dar koks nors tenistas, astas. Ten įvairiausių markių, etikečių, reiškia, pavadinimų, žodžių, naujadarų, kiksmažodžių, visokių nesąmonių prigalvota tam, kad mus skaldytų. Vien tam, kad mus kontroliuoti, mums pateikiant suskaldytą ir, reiškia, kompartmentalizuotą informaciją, kuri yra. Kas ir yra, reiškia, būtent informacinis karas. Įdomu, ar ne? Viskas taip susiriša įdomiai. O štai čia jūs matote naują liberastinį socialinį tinklą, kurį susikūrė liberoidai ir pradėjo skelbti savo tarpę, tai yra Tribal vadinimas, kuriame kažkaip tais aš antrą dieną čia atidarinėjau ir matau vis tos pačius postus, va čia nuo vakar, kai prasidėjo, tai niekas ir daugiau ir neatsitiko, reiškia, kad. Ir jeigu jūs pažiūrėsite į šitą socialinį tinklą, jūs pamatysite tiesiog pragaro skylę su liberoidais, reiškia, besiskuntinčiais viskuom, kam tik įmanoma ir bevarančiais savo naratyvą, tiesiog likusiais atskirtais nuo visų kitų, kaip ir rašė Ilonas Muskas. Susiskaldys socialiniai tinklai į tolimuosius kairiuosius, į tolimuosius dešiniuosius. Ir tai nėra gerai. Šitas reiškinys nėra gerai, čia nėra ko džiaugtis. Kad, reiškia, kairieji buvo priversti eiti, kurti savo socialinį tinklą. Žinoma, tai yra kvailystė absoliuti ir tai yra, prie nieko nevedantis dalykas. Diskusijos negali būti diskusijos produktyvios tarp vienodai mąstančių žmonių, reiškia, rato. Tai gali būti tik bendras pritarimas. Produktyvi diskusija tai yra, kada yra argumentai iš abiejų pusių, kai yra, kaip sakant, dar kažkas, kas liečia politiką, kas liečia įstatymus, žmonių gyvenimus, medicinos klausimus, ekonomiką. Tai yra be galo svarbu, tai negali būti sprendžiama kažkokio vienoje pusėje teisingai. Bet mes matome, kad demokratai, liberalai vietoj to, kad pripažinti klaidas, eiti į priekį ir, sakykime, rūpintis ateitimi, jie geriau yra linkę būtent pabėgti, atsiskirti ir susikurti savo pragaro skylę su ištisai vien tik skundais ir kačiukais, reiškia vien katinukai ir pavyzdžiui, šiandienos geriausias naujienos, kad Twitteris prarado 33 milijardus per pirmą dieną Ilono valdymo. Ir čia jie visi, Bolsonaro pralošė savo rinkimus, kas reiškia, kad fašizmas pralošė Brazilijoje, tai suteikia man šiek tiek vilties. Ir panašus idiotiški pasisakymai. Pirmą ir paskutinį kartą rodau, tik norėjau parodyti, kad liberoidai, reiškia, turi taip pat savo safe space, tai yra saugią zoną, kur neapstojami tokių netų niekšų konservatyvių žmonių, tų patriotų, tų domestik teroristų, reiškia, tų naminių teroristų, tų siaubingų dešiniojo sparno, reiškia, nacionalistų, fašistų ir taip toliau. Žodžiu, supratot, ar ne? Jie čia gali būti neliečiami, jų čia niekas nelazdavoja ir su jais čia niekas ir nebendrauja. Faktas, kad niekad šitas tinklalapis net neiškils į aukštumas kažkokias tokias kaip Twitteris, tai yra neįmanoma, bet pastangas matyti galima ir bent jau įvertinti arba pasijuokti taip pat, ar ne?